Nu pasakykit, kaip jūs tep suderina tas spalvas? Nu atrodo, kaip iš kokio paveikslo išrašyta. Taip, tai jau mūsų turim suderys. Kapauzam, kokias va, jau sako margutės, tai turim susideryti spalvas. Dar kartais net taip sudėdam, ar gražiai išeis. Taip. Sudėdam siūlus. Reikia išlaiko pirmiausia susiderys, o tada jau žinai, kokiais siūlais ausi ir kaip gausis. O kaip šitų raštų vadzydavot? Keturnycas, visai aš žinau, kaip ten vadzinamės. Juostinės ar klėtkinės, niekam nevadzinau. Na, margos. Margutės. A, tai čia šitus margutėm ir vadzinot? Na, margutėm. Nu, tokie spalvai, taigi negražu man paklotėlė, kokio turim siūlo, tokio audėm. Nu, kol negražu, nu prašau, va raštas kokis. Kokia man kaip gudziška. O kol sakot gudziška? Kad ryški tokia? Raudona tokia, nu. Neatsimenu ir tokio rašto, aš biskį kitokio audžiau. Staltiesiai. O šitų audėt, ar neatsimenat, ar prieš veselį, ar po? Ne, aš audiau daug staltiesių. O jau celinais austa. Linais tokiais plonais, čia ne šilkas. Na, aštuonenytė. Ale šitas, taigi, sunku jas ir suversijos, girverės kita, per pakojai pasriša kita. 8 pakojais. Ale, nu, kaip kadu misinu, kad būt kadu susmelyta, atrodo tos kojos, kad randa. Nu, kad neužsistosi ant kitos, taigi neišauks. Arba neišauks. Ir kas suprasi, kad jau neišmynė į vienos. O čia šitas kelenycinis. Šešanytė. Šitas 6. Ale šitas tai labai jau gražus. Na, ratuku. Aš tai va tokiais va. Čia jau ratuku vadinam. Tai čia jau įtep ir vadzinot ratuku. Ratukais. O čia va, šitą apskrisi, man šito niekap kitap nevadzydavo. Akėčia. Čia jau akėčios tokios. Betgi šitas, taigi sunku, jis vis tiek reikia geriau. Nagi marutna, žiūrėkit, kiekvieno raidelio įsirinkti. Ogi smulkus visai. Tai paskui susivėrėm reikštukus, tai kaip suverė reikštukus, tai vieną taudė reikštus, tada jau ir tada viskas. Nuslankyti toli. Vienu užreido, paskui galėjausi ir 10, sakiau, reikia 2 atsiausti. Nu va, čia kaip išpaišytas. Bet tai čia ir siūlai va, daug susnaudoja visokių spalvų. Nu taigi už tai ir nešiltas. Susnaudoja visokius siūlai, visokius audze, pavyzdžiui, vienodus siūlo, kaip lieksia tai to. Sudėts visokius ir sunaudoja. Nu ir gražu būna. Ustojankia cvirtų dar andelanė, ustojankia cvirtų dar andelanė. Dar va atsinešėm iš jūs kuparų, kaip jūs tata darėt savo kuparų, tai pilnas kuparis iki dangaus prikrautas tų visokių divonų, abrūsų ir paklodių. Tai man vis tiek čiūdas didžiausias. Taigi ir vaikai, ir gyvuliai, ir darbai, ir visa, tai kaip šitiep suspėt priausi. Tai jūs kaip atėjo elektru kokiu ausdavot vakarais? Aš nežinau, o to sveikata mes buvom stipros. Tikrai, mes nebuvom, kaip dar lepesnis dabar jaunimas auga. O mes tai, žinai, insitempį buvom iš mažo vaiko, kaip sako, priremtos prie to darbo, tai buvom tokios insitempį ir paskui nebuvo sunku. Kad ir be miego, šiagi visi žinom, ką vaikus auginam, ką būna. O jau tas audzimas, tai niekad, kad va audzant, tu sinorėjai, tai miego, ne? Nori, kad daugiau vada raštų per raštų, toliau slinki. O taip, o būdavo taip, kas, sakykime, vienu divonu tik pradeda taus, o jau mislinat, kokis bus kitas kokiu raštu, kokiom tai spalvom? Taip, jau būna suplanuota. Jau suplanuota visą. Jei tokiu pats raštu, kas nori, tai tada palieki galus, das mazgiau. Jau man nereikia verti nei cisa, nei skėtant, tas mazgiai. Galukus ir viskas. Staltiesiai. O šitų audėt, ar neatsimenat, ar prieš veselį, ar po? Ne, aš audiau daug staltiesių. O jau celinais austa. Linais tokiais plonais, čia ne šilkas. Na, 8 Ale šitas, taigi, sunku jas ir suversijos, girverės kita, per pakojai pasriša kita. 8 pakojais.
Ale, nu, kaip kad misinu, kad būt kadu susmelyta, atrodo tos kojos, kad randa. Nu, kad neužsistosi ant kitos, taigi neiššoks. Arba neiššoks. Ir kas suprasi, kad jau neišmynė į vienos. Taigi, koj metras atsitrenkia nežūra į napacų. O tai šitas dar staltiesės, jų daug sakot audė, tai čia veseiliai reikėjo, ar Ir veseiliai reikėjo, sakykime, ar metinės, ar kokios laidotuvės. Taigi staltiesės reikėjo užklot stalai. Taigi skolys, taigi neini savo pakloti, turi turėti. Bet būdavo gal kas ir skolydavos, kaip savo neturi. Prašai vieni pas kitus. Prašau, bet. O čia šito va gražumas divūnų. Nu pasakykit, kaip jūs tep suderina tas spalvas? Nu atrodo, kaip iš kokio paveikslo išrašyta. Taip, čia jau mūsų turim suderys. Kaip auzam, kokias va, jau sako margutės, tai turim susideryti spalvas. Dar kartais net taip sudėdam, ar gražiai išeis. Taip. Sudėdam siūlus. Išlaiko pirmiausia susiderys, o tada jau žinai, kokiais siūlais ausi ir kaip gausis. O čia šitų raštų vadzinot kaip nor, ar? Sugėlyti? Sugėlyti? Na, nes va šios salantos nereikia, viena taudzi šitų. O jau salanto. Sako, audzi sulanto, kokiu raštu sugėlyti. Sugėlyti. O neatsimenat, iš kur šitų raštų gavot? Nu, kažkaip neatsimenu, kur mes jį pamatėm, kad labai buvo gražus, tai ir pradėjom. O tai jau pasirenka tų pusę gėlytės ir lapus. O jau tai ilgas darbas su šitokiu. Kapa, vadžinom, kapas. Kapa. A, tai jau tokius parinkcinius didelius kapom vadzinau? Tai kaip nuo to galo, tai reikia, kaip čia vidurys Iki yra. vidurio? Iki kiekvienas reikia jau tiek gnytelių. Paskui siūlus tokius kišome. Na, siūlas. O jau į kapdainį šitų jau išrinkai, tai tada jau kapardai. Greita. Jau greita. Tada tuos siūlas po vienu iš tą, bet tada kitų pusį vėl. Ant vienos, ant vieno dievono reikia du kartai rinkti. O paskui tas galvojom, jau mesgėm nytaitės, tai jau tada nereikėjo. Išrankit pusę ir galiausiai ir 10 tuoj pat su raštu ir jau nereiks rinkti. O iš pradžių rinkom. Nu, o ko toliau, tai vis tiek kažkaip pasitobulina žmogus. Ar tik das pranta, ar kur iš kitų sužino, kad galima nytaitės nusmėgs. Bet tai jau tas nytaitės, ką verdavo, tai čia jau, nu, visi kas tai pasakė, kad tep sekas padaryti. Ne, paskui sugalvojom, kad nesamenu, kaip timestės. O čiagi šitus raštus, tai juos reikia išsipieš pirmiausia prieš veriant. Iš paklotės daugiausiai. Ar iš paklodės rinkdavot? Iš planelio. Iš planelio? Planeliai buvo. Arba planelį, taigi išsipieš reikia planelis. Tai reikia skaičiavimo sesų nebūtinai. Mes ant matematikos ant langelių. Kryžarkėliai. Ir išsipiešė. 4 lapus suklijuoja sesinioje. Tai kad čia šitam jau gali kokių keliasdešimt tokių lapų reikėti, ką per pasėdėjau, ne? Ne, labai taip atrodo. 8 gali lapų tokių išmėti. O čia šitas kelianycinis. Šešanytė. Šitas 6. Ale šitas tai labai jau gražus. Na, ratuku. Aš tai va tokiais va. Čia jau ratuku vadinom. Tai čia jau įtep ir vadzinot ratuku. Ratukais. O čia va šitą apskritsi, man šito niekap kitap nevadzydavo. Akėčia. Čia jau akėčios tokios. O tai dar, sakykim, kaip atsisėdat aus, tai nuo vienų paklodį per kiek čėso nausdavot? Kaip žiūrint, kaip ir 3 dienas audzi vienų, o kaip pavasaro ilgos dienos, tai ir 2. Tai kad tu storasnį ir džinų išaudzi. Vienų paklodį? Nu, jei storasnį siūlo, jau taip gerai audzasi. O jau savo vaikų nepriprašydavos, kad pamačyt nors šilkų sustoryti? Ne, mano darydavo. O kas daugiausiai darydavo Vitas. Šitas mažiausias. Tai darydavo, kad jis mokėsi vaikai, o jisai... Taigi mokyklų naitė, kur tu esi? Mokyklų jis dar neėjo, bet ir virbalus labai su rateliu mylėjo, tai suka kartais. Ir apsmunkaliau nieko nesako, bet... Nu tai bet seka kvacina. Nu, ale jum gerai, va, ir priek stovų ir visa. Tų jau vaikų tokių kaime nebuvo, jis neturėjo jokių draugų, jis su manim visur ir landzojo. O ko pirma šitai vaikėlių buvo. Taigi vaikai... Tai tu jį prikalbysi, gerai, kai smakios. Verkė, sako, savo šitoj darbą. O šitas danai, kaip šitas vadzydavo. Šešanytis irgi. Šešanytis, na.
Ca irgi panašios, kaip ca tokie patie keisa, tyra tokai, o ca tokios kaip gėlytės. Bet va, o tokie kraštai, va, tokie gražūs padaryti, vingiuoti. Tai čia kiek norėjo, pavyzdžiui, kad skaičiuoja, Tai nuo viduro, krašto. žinias, nuo kairė reikia skaičiuoti visą nuo viduro. Atsiskaičiuoja ir Kad kiek nori susisiūt padaryti, tada gražiai. pažiūrai, ai, kraštas per siauras, dar atmets vienu gėlytį kokiu ir kad pavdėstis. Ai, tai jau gražiau būdavo, kad kraštas Taip, platesnis, platesnis. kad jau nebūtų Aha. siaurukas. Nu, būna, pavyzdžiui, ant kokių 3 pirštų 4, tai kažkaip Nu, tai jau ne. neatsinka jau. Aha. Tai tada sumažinė iš tos nuo to krašto, viso nuo viduro pradės zverti. Įsiskaičiuoji? Bet man tai atrodo labai sunkus raštas šitas. Ne. Ne? Ką pauzė, taigi ca jei tik šut netų užmylsi, tai tau Tai jau ir bus parodys viską. Savo raštas raštų parodo. Dar kad tu- sunkiau, o šitas austai, Austai, ne. bilė kokį jau. O jūs mamos jau tokių neaudė, jos jau tik tai rūdzinės. Ir Ne, tokių. ne. Mano mama audė margutės. Gal audėjau. Buvo mamos divonai, bet jau audė gal kada jauna būdama. Tai dar va paimsim jūs divonus, padabosim. Tai savo daugiau vagė pas Danų margutių yra. Mano visos keturnyjės, visokios margutės. Nu, tai dar pradėsim nuo abrūsų. O abrūsus daugiausia kokiai progai jau umesniai ausdavo, ar Ne, nu, kokiom taigi dovanom, tai jau. Taigi pas mus buvo mada, kad kiekvienų pabrolį turi apdovanoti. Taigi, sakau, būna vėseilė, taigi iš tiek jaunimo, visų jaunimo prašo. Tai visų bernų. Tai ir pabroliai, reikia ir Sodai, muzikantai. pabroliai, muzikantai, Visiems rankšluosius visi. reikia. O tai jau mošom, kų dovanodavot. Nu, kad- Mošom, ne tai mošom jau. Sukne- medžiagas kokias pirkdavom, suknelėm. Pamergėm, tai nereikėjo. Ai, pamergėm, ne, tik Ne, pabroliam. Nesak Tai jau pabroliam. šeima. Šeima tai reikia apdovanoti ir pabroliai, svotai, pabroliai. O šitų raštų, iš kur gavot, neatsimenat? Ar kaip vadzinot į šitų? Keturnyciai vadinama, kuino saudį, suver Kad iš keturnyciai. keturnycų, žinai, galima visokių raštų Na, prisausti. taigi savo visi. Vienu raštu suversi, o galiausiai pasikeisi pakojas ir... O, čia dar su Lietuva. Tai kūnori, tu atsaudži, pavyzdžiui, iš galo atsaudži kūnori, kokių. Nereikia nei tų, nei taičių daryti, tik ir ko nieko, te plantukį pasidarai iš tos raštelį iš. O kuo daugiausia, jeigu kokius žodžius ausdavot, tai kuo daugiausia ausdavot? Tai Lietuva. Lietuva? Tai Ir paskiau, tuos ąžuolo lapus aš audžiau. tai ir Lietuva yra žulo lapai. Ir blogį nugalė Nugalėk gerumu. gerumu. Tai aš audžiau raidės. Ir mano tokius dar vienas žodžius tėvas Palaimikį. išaudžiau. Ir tas, o jau kaip... Laimik aukščiausias mūsų Vytis, mylimas ką šalis. pradėjo maus, tai pasiutimas buvo. Vyčius ausdavot? Taigi Taigi va, va. kitan matysi. Tai kaipgi, nu, tai kiekvienam ir aš visiems vaikams išaudžiau po tokios vyties. Reikia visiems. O tai, nu, bet visiegi audėt jau šitus vyčius tai tarybiniais laikais. O tai nesbijojot, kad jis, sakykime, užeis tik kokie... tai bėdos, o tai Niekas nekreipė dėmesio. Bet jie šitas, taigi sunku, jis ir vis tiek reikia geriau. Nagi marut, na, žiūrės, na, žiūrėkit. Išrinks. Kiekvieno radelio įsirinkti. Ogi smulkus, smulkus visai. Tai paskui susivėrėm reikštukus. Tai kaip suverė reikštukus, tai vienu taudė rankštus, tada jau Ir tada viskas. nuslankyti toli. Vienu užreido, paskui galiausiai ir 10. Sakiau, reikia 2 atsiausti. Nu, čia jau tokius, tai jau tik dovanom kur. Kaip tep sugebės tas spalvas sudarys, nu, atrodo, ne dailininkas tep nepadaryt. Taigi visokių turim, tai sudėt virbalų pažiūrė, šitas cik, nu šitas cik. Gelsas prie gelso, žalsas prie kokio žalso ir... O kaip šitų raštų vadzydavot? Keturnycas visi aš žinau, kaip ten vadinamės. Juostinės ar klėtkinės, niekam nevadžinau. Na, margos. Margutės. A, tai čia šitus margutėm ir vadzinot? Na, margutėm. Nu, tokia spalva, taigi negražu man paklotėlė, kokio turim siūlo, tokį audėm. Nu, kol negražu, nu, prašau, va, raštas kokis. Kokia man kaip gudiška, O kol sakot gudziška? Kad ryški tokia? raudona tokia, nu. Neatsimenu, ar tokio rašto, aš viskį kitokio audžiau. O čia šito nevadzinot niekap? Keturnycas. Keturnycinės ir viskas? Keturnytinis ir... O planelių turit išsisaugoję, ar jau neliki? Aš pažiūrėjom paklotėsi, suskaičiuoju pirmiausia su užsinarstai, visų reidų susnarstai, pervyras palaido, litkutės užneri, tada atsiskaičiuoju vienų raštelį, pasidarai per vienų, ant sacinio papiruko tokio,
Ir suveri, tada toliau ištoveri. Viskas. O po kiek daugiausia divonus posmų ausdavot? 23 daugiausiai. Nu, kokius kietų turi, pavyzdžiui? Kokius kietus? 22, 23. Nu, bet jau- 25 buvo, bet jau labai daug reikia mest. Tai jau, Bet tai jau labai platus Jau- jeigu 20. Ne, jau tokius pats 19, ploco. tai jau ar 20, tai jau Tai nu, tokis ratokas. ratoka tokia. O tu jau... Nesuima gražiai. O kur buvo 23, tai apsiniuose tai vienodas. Tai Bet kuo labai buvo tankesnis tankus. kietas, tai gražesnis raštas. Nu, bet tada reikia ir siūlo plonesnio jau ant Jo, tanko. nu, Tai plonu buvo vilna, tai vilna. plona. Grumatėlai. Čia šitas tep vadzinas? Ne, ai ne, vidurys netokis. Ir klėtkų, Ja, ir aš- tėlai, taigi Nu, dramnesnis. O tai šitą Nežinau, kaip jis vadinam. Nieko nevadinam. audio ir aš tokį. Audė, sakydavo, kad seniau divonus pagrabai. Ar ausdavo tomis, ne, ar jau kokie būdavo, tokie jau ir būdavo. Aš Ne, tai turėjau, turėjau. aš turėjau čia audiau dvi ir nekarpiau, tik va tokių kaip ir šas juos, tokį padarau, dvi paklotės ir dar kitos tep galas. Nu tai ir turėjau ilgai aš tų paklotį, nu viena pas, tai jau mano vyras, nu kaip numirė, tai čia tokių ir nebuvo taip laidotuvių. O paskui va senai va brolis ir pas juos buvo trejos laidotuvės, tai mano tos paklotės taip ir visada duodavau. Kada apeina aplinkui, nes šarvoniai buvo. Nu tokia padarytas stalas, tai kada aplinkui apeina vienu. Aš jau Nesiūtų turėjom, vieną pasiūtų, vieną pasiūtą, kitą nesiūtą. nekarpėjau, aš jau ir buvo, paskui pasiėmė mergaitės, tai sako, dukros, sako, o tai gerai, aš dar jūsų skarpysiu ir bus man ant placaus lovos. A. O tai bet šviesiuota išsiaudė. Ant balto burdinio. Ant balto vardį. O divonus, va, kap ant sienos, kap seniau, kap namo šarvodavo ant sienos. Tai šviesius ar tamsius kabydavo. Pavyzdžiui, kokių Kabydavo. margutės, kokios ar kokių nors. Pirmą, kad ir neaudėtų kapų, būna kokios margutės daugiausia. Nu, dar, va, tokias, dar daugiau tokias lyg baltų su juodu, dar aš ir dar turiu tas dvi dar vis. Nu, pirmą, būtinai visos turėjome. Ir ankšluosis turbūt tai baltas su juodu, tokia tausta. Nu, va, čia kap išpaišytas. Bet tai čia ir siūlai, va, daug susinaudoja visokių spalvų. Nu, taigi Jau už tai ir nešiltas. Susinaudoja visokius siūlai, visokius audze, pavyzdžiui, vienodus siūlo, kaip lieksit, tai to. Sudėdz visokius ir sunaudoja. Nu ir gražu būna. Nu, O čia žiniam neaudėt medžiagos kokios, kaip seniau būdavo. kad viskas buvo iš tų pacų, kur reikėjo. O dar va, čia tai žiūriu užuolaidą jūs. O ką paudėt užuolaidas, tai jau siūlų imdavot plonesnį kaip divonam, ar tokį patį? Tai Nu, jau asnavai. Toj pacų buvo vilna. Asnava tokia pats. Asnava toj pacų, tai va šilko plonesnį šilkų dėjom. Bet čia ne 10 numerio galait. Ne, Ta ne, ne. plonesnis. Ne, senai. Ne. Ant 10 mes ir neausdavom. Neaudėm. Sen buvo vilnaitės tokios. Sampo vilnos. vėlos. Bet va ir paklodžių 10. Neausdavo? Ne, jis labai jau būdavo. Storas. Nu, bet aš jau pamiršau, kokius tai buvo numeris. 20 geriausia buvo, 30 jau įvato. Per ploną, o 20 ausdavom. 20. Nu, O atausdavot kokio? daug kokio nori austi, pašauklai tai dėdavom. Pašauklim, kai plonesnio, tai dėdzi 2, kad ir nu, kokio, pavyzdžiui, pagal tų. Pagal to, kuo matauzi. Nu. Taip, kad užsiklot Jei gražiai. storesnis tas, tai tada dėdzi tūs. Nu, prirodėt čia grožių visokių. Ir tu galvoji austi, Mindaugai, visų laiką ausi? O kuo žinau, ką bus? Nu, grįšiu, gal dar paudėsiu, o rytoj ką bus, o kuo žinau? O kokias dabar tu ausi? 4nytės? Ne, dar 8-nycinius. Ai, 8nytės. Susvėriau 8-nycinius. Dar mokaus po biškiot. Į užsiėmimas. Ir jau. Nu, rankos tai jau tavo ir panašus. Va, pažiūrėk, tokia kaip mano tavo ranka. Nu, ir sakinėtų. Tai, ačiū Jums labai, kad parodėt, kad papasakojo. Tai va dar ir kiti jau žinos. Ačiū Jums ir. Ačiū Jumis. Gėlalas, rūtelas, lankėmės Jumis žamai ir dėkavojam labai už tai, kad padabojot šitų mūsų filmų.
Jei norit patys pirmi pamatys mūsų visus naujus filmus, katruos dar išlaisim, tai jau nepamirškit užsiprenumeruot YouTube kanalų Parėdzimai. Ir tik nepamirškit sekt Parėdzimų Instagram'an ir Facebook'an. Va mes tik keliam visas savo naujienas. Ir fotografijas, ir aplink filmus, ir kų jau nudirbom, ir kų prisdirbom, ir tų, kų dar ruošiamės daryti. Jūs parama mūsų darbam labai reikalinga. Tai norim padėkavot kožnam, katrie jau prisdėjo, ir labai kviečiam visus, katrie džiaugias mūsų filmais ir visais kitais darbais, parems mūsų veiklas. Kaip nesunkiai šitą sekas padaryti, rasit informacijų žemiau.